Sveikučiai, kągi norėjau papasakoti šį kartą. O šį kartą norėjau papasakoti gan tokį svarbų turbūt dalyką, kad geriau būtų suprasti, kaipgi veikia ten tas terariumas ir kaip jis ten funkcionuoja ir kaip ten vystosi įvykiai visokie. Tai norėjau papasakoti, kokiagi yra gyvenimo prasmė ir tikslai, sakykime, terariumo gyventojų čia turiu galvoje. Taigi, kokie yra terariumo gyventojų, ten žmonių, ten gyvenančių, gyvenimo prasmė ir tikslai. Ogi gyvenimo prasmė ir tikslai yra tokie. Kaip ir anksčiau buvau minėjęs, kadangi sutvėrėjas kiekvienam savo vaikui, sūnui, sakykime, ar dukrai yra padovanojęs dalelę savęs, tai yra siela, tai jis ir per tą sielą, sakykime, per tų žmonių gyvenimus nori patirti irgi šį pasaulį. Šį nuostabų pasaulį ir įgauti daugiau patirties. Žinoma, jis norėtų, aišku, kad ta patirtis būtų gera ir džiugi ir laiminga ir panašiai. Nu ir tai ir yra tokia, žodžiu, ta panašiai ir ta gyvenimo prasmė ir tikslai tam gyvenime, kad žmogus gimęs tam terariume, jisai turi kūrėjo dovaną, tai yra turi galimybę kurti, tai ir jis ir turėtų, sakykime, užsiimti kažkokią tai kūrybą savo gyvenime. Žinoma, turėtų stengtis tą gyvenimą nugyventi kuo džiaugsmingiau, kuo daugiau patirti džiaugsmo ir laimės, o tuo tikslu, aišku, reikėtų ir su visais viskom dalintis, o kada ir tu daliniesi, tada ir su tavimi pasidalina, tai reikėtų dalintis ir savo kūrybą, ir savo džiaugsmais. Ir plus, aišku, reikia dar žmonėm tenais ir per gyvenimą mokintis visokių dalykų, tai išmokti ir iš kitų žmonių kažkokių tai kūrybinių dalykų, ir kitus galbūt dar pamokyti, savo kažkokią patirtį tai su kitais pasidalinti, nu ir taip džiaugsmingai nugyventi tą gyvenimą. Nu ir aišku, kad nebūtų vien tik tai tam gyvenime, kad tik tai nugyventi tą gyvenimą ir kad ta kūrėjo, sakykime, patirtis būtų nesibaigianti, tai žinoma, reikia dar atlikti tokią kaip ir pareigą, tai atvesti į tą terariumą ir kitas sielas, padėti jom irgi tam terariume susivokti, įsitvirtinti, sakykime, ir laimingai nugyventi tą gyvenimą. Tai va, o tai kitų sielų atvedimas, tai yra žinoma, tai per savo palikuonis. Tai va, tokiu būdu ir vyksta tas, sakykime, gyvenimas terariume žmonių ir tokia ta gyvenimo būtų žmogaus prasmė, kad kuo sakykime, geriau nugyventi, kuo darniau nugyventi, kad pažinti pasaulį, pažinti save, aišku, kad suprasti, kas tu pats esi, kad pasidžiaugti tą kūrinyje, aišku, ir kitų, ir sutvėrėjo kūrinyje, žodžiu, bet, nu, toks labai darnus ir gražus turėtų būti tas gyvenimas ir ta gyvenimo prasmė visų terariume gyvenančių žmonių. Tai va, tai turbūt apie tą gyvenimo prasmę gal labai trumpai ir lakiai, tai va, tiek turbūt papasakosiu, tikiuosi, kad buvo jums įdomu ir kitą kartą papasakosiu dar apie ką nors. Iki kito karto.